Šiandien keliausime į vieną iš tokių gražiausių vietovių kalnų grožio, tai yra Tatruose. Šalia Zakopanės netoli, tai yra Morskie Oko ežeras, kuris yra apie arba virš 1300 metrų virš jūros lygio, tai yra ežeras kalnuose. Keliausime ilgai, bet norim dar pakilti virš to ežero, yra takas į kalną, Rys į kalną ir pakeliu yra Čiorny Stav. Atvykom dar eiti apie pusvalandį. Važiavom su mašina pusvalandį, su arkliukais valandą, dar pėstute iki ežero pusę valandos, ir žinoma, ten dar vaikščiosim, gal kokias 3 valandas, nes kilsim dar į kitą ežerą, kuris yra aukščiau. Nežinau, ar pavyks ką nufilmuoti iš viršaus, nes kaip matote, kalnai rūksta. Tai, kažin ar kas matysis apačioj, bet mes vis tiek bandom. Ir atėjom į Morskie Oko kalnų ežerą, kuris yra 4. pagal gylį Tatruose. Tai tikrai įspūdingas grožis. Parodysiu vėliau dar ir antrą ežerą, kuris yra dar aukščiau. Eisime dabar aplink šią ežerą apie valandą laiko ir jis iš visų pusių yra labai gražus. Ten mes eisime, nes viršų yra dar vienas ežeras. Prieš kylant į šį kalną, nusprendėm pasistiprinti baltyminių kokteilių, kurį pasiėmėm su savimi. Tai reikia įpilti vandens ir gerai išplakti. Palaikyk kol kas. Gal ir išplakti. Kol minutę plaks, aš papasakosiu apie šį kokteilį. Tai yra 24
gramų baltymų vienoje porcijoje, tai augaliniai baltymai, taip pat 24 vitaminai, mikroelementai, virškinimo fermentai. Tai suteiks jėgų mums ne tik raumenims, bet duos geros energijos, ištvermės. Ir mes vis tik pasieksim šitą ežerą, nes 2 metus šito laukiau. Va ten viršuje tarp debesų yra antras ežeras. Čia rodo, kad iki jo 30 minučių, bet taip sportiškai pasirengusiam žmonėm mums prireiks šiek tiek daugiau, galbūt netgi iki valandos, nes labai status kilimas. Mūsų atostogos eina į pabaigą. Tikrai, jeigu domitės aktyviu gyvenimu, galite peržiūrėti mūsų video. YouTube rasite Zakopane 2024 arba sveiko gyvenimo stilius platformai. Bet šiaip ką norim pasakyti, kad svarbu būti kokiais ištvermingais. Tikslo siekiančiais ir daug kas klausia, kodėl mes tokios energingos. Vienas dalykas tai grožis, aišku, motyvuoja labai ir vartojam papildus tam tikrus, kurie suteikia būtent ištvermingumo, neleidžia nuleisti rankų ir kasdien būti energingais, aktyviais. Netgi prieš lipant į šitą kalną pasipildėm baltymų, vitaminų, mikro-makroelementų, kad galėtumėm pakilti, nes mano amžius nėra jau toks jaunatviškas, man nėra lengva, bet žiūriu, kad man pavyko. Bet būna, kad žmonės be nieko užlipa, viskas tvarkoja, bet kaip atsistatot po to, tai jau yra tikrai kokybės klausimas, tai mes nenorim perdeginti raumenų, susirgti kažkokiais uždegimais, ir panašiai, tai dėl to ištvermingumo irgi reikia ir širdžiai, ir viskam. Tai tiesiog mėgstam tokį aktyvų gyvenimo būdą, mėgstam gerti tos papildus, daug kas gali sakyti, kad tai yra nesąmonė, bet mūsų gyvenimuose, palyginti su to, kas buvo prieš 7, bent jau mano gyvenime metus, tai kardinaliai skiriasi ir netgi masažus darant, daug kas iš kolegų klausia, kiek tu taip per dieną gali šitiek žmonių priimti ir pakankamai, tiesiog būti žvaliai energijai. Tai jeigu jums įdomu, kas yra aktyvus gyvenimas, kaip save papildyti ir kaip gyventi taip džiugiai, kreipkitės asmeniškai, pabendrausime.